Vieną kartą, tiksliau, kokį 1000 kartų 3 draugams sėdint garažį ir kalbant įvairiomis temomis, pastoviai gimdavo idėja pasigaminti plaustą ir juo perplaukti kažkokį maršrutą. Tačiau ilgą laiką tai buvo tik tais tuščios šnektos, kurios kitą dieną taip ir pasimirždavo. Net vieną pavasario dieną buvom nufilmavę video, kai sėdėm pas mane garaže ir kalbam apie šią plausto idėją. Buvom net visą planą nusipiešę, atsispaudinę ant popieriaus lapo. Bet vieną vasaros vakarą mums atsibodo tuščiai šnekėti, bet taip nieko ir nepadaryti. Tad nusprendėm užsibrėžti tikslą. Susiplanavom, iš ko gaminsim, kaip gaminsim, kada gaminsim, ką reikia nusipirkti, kur plauksim ir kada plauksim. Kai jau yra toks planas, tai jau kažką reiškia. Bet kai yra ir plaustas pagamintas, tada jau viskas aišku. Pagaliau šiai idėjai atėjo metas. Prie žemės prisuksim, nenukelsim jo. Kaip jaunasi? Jaunasi gerai, bet paimk daug Juozalinį ieškai žmonos? Ieškau, parašysiu. Skelbimą galim liuksą indijos. Gerai, va. Gyvenimo draugės ieškau. Ko ieškai? Gyvenimo draugės. Gyvenimo. Pirštą nusipjovai. Žiūrėk, jau zalį pirštų nusipjovau. Bet mygom sugėjo. Šį plaustą gaminom visiškai iš atliekų. Pačią medinę platformą gavom iš vietinio žmogaus nemokamai, o putplastį gavom iš giminių. Patį tentą, kurį užtempėm ant dugno, gavom iš renginio organizatorių taip pat nemokamai. Tad pinigus mokėjom tik tais už makrofleksą, kuriuo užpūtėm tarpus tarp lentų. Visa kita gavosi nemokamai. Paskutinį vakarą buvom visi po sunkaus darbo, pavargę. Daiktus pradėjom krautis vėlai vakare, stengiamės nieko nepamiršti, o miegojom daug dievę kokį pusvalandį. Gimiau pasiruošęs. Turiu vieną gerą pagalbą. Su mano tėčio, mamos ir antrosios pusės austėjos pagalba plaustą paryčiais nuvežėm į Druskininkus, nuo kur ir leidomės į kelionę. Beje, ačiū Jums labai, kad nepatingėjot ir prisidėjot prie mūsų šio projekto. Mama, gal nori pafilmuot? Bet aš nelabai moku. Tai vat, tiesiog. Šios dienos laukiam kaip savo gimtadienio. O tik pradėjus plaukti, negalėjom patikėti, jog tai iš tikrųjų vyksta, ką tiek ilgai planavom. Atrodė, jog nebėra jokių kitų problemų gyvenime ir esam laimingiausi. Norisi mėgautis momentu. Enjoy the moment. Joint moment. Joint moment. Vėliau bus joint moment. Patrauk man. Ką, ai šitą? Kad žemiau eitų telkšnėbiškai. Nors ir akimirkos nebuvo nufilmuotos visos, arba dauguma jų prastos kokybės, tačiau akimirkomis reikia gyvenime mėgautis,
nebandyti viską nufilmuoti kruopščiai. Būtent todėl mes ir nenufilmavom aiškios pabaigos ar kai kurių vietų iš pačio proceso, bet mes nefilmavom hollywoodinio filmo. Mes labiau norėjom perteikti emociją. Kaip jaučiatės? Koks vardas mūsų? Komoda. Skrydis? Ne, čia komoda. Komodo, o klausas Skrydis. O kodėl skrydis? Skrydis, o kodėl mes skrendam? Ai, Skrendam vandenį. baisu greičiau skrendam. Ne, eik, čia puro kaifas. Life is kaif. Kaifas. Obu ir paleidžiu. Pareisiu. Pažiūrėk, pareisiu. Tai žinot ką, eina pasivaikščioti, jis pats paskui ateis. Ai, ateis jo. Žiūrėjau, šoksiu ant plausio. Ai, čia nėra gėlio, pažiūrėk. Baig, čia tai jau į duobę įkritau. Pažiūrėk, tuoj čiūris. Na, dar biškį prie sano, o tu dar skubinės vėl. O? Kiek valandų? O, čia tai geras. Komentarą. Tai smagu. Komentarą. Čia nereikia komentarų, parodyk vaizdą. Komentarų esmė. Čia yra nekontroliuojama situacija. Eini pasivaikščio taip, Nemunu. Eini, žiūri, klaustas. O, kažkas eina. O, sveiki, palaukit, kur iš čia vaikštot? O kur mums reikia? Ai, pas gulbės? Geras, vėl. Va čia tai vaibas. Prikolas. Pirmas prisišvartavimas Liškiavoj. Liškiavo žemė mūsų. Vienos kipsniukai. Parodyk, ką čia maišai. Tai kaip sniuk. Daug tempės, man atrodo, iškėjo. Turim vieną sapo, ant sapo vienas. Tu daug negyvas. Šiandien aš tai nufilmavau mylėti. Daro. Ką geresnių? Ką? Kaip nuotaikos? Jeigu norim. Tai variantai tokie, arba varysim iki Merkinės dar, ten pardės kažką pasiimti ir tada jau iki mūsų stovyklavietės. Spoto, pirmo spoto. Pirmo rimto spoto, jo. Ir ten kūsim laužą, darysim pastogę, arba bus paveskė, taip iš paveskės padarysim pastogę. Matysim, kaip bus, kaip kur ką. Pakavaisiu, galvau, gal šeimą. Tokia stovyklavietė. Turim stogelį, o čia svarbiausia. Tobulas. Siena padaryta. Žiauriai gerai, žiauriai gražiai. Žiauriai gera siena. Žiauriai gerai, žiauriai gražiai. Man žiauriai patinka šitą sieną. Žuvys vartosi, pinigėlis ruošiasi. Tai kiek jau šią dienų plaukėt? Ai, tai iš viso plaukėm 3 dienas, naktimis aišku miegojom,
nuplauktas atstumas yra apie 70 km. Paskutinę dieną susidūrėm su stipriu išbandymu, nes pradėjo labai smarkiai lyt dar naktį, tad turėjom iš karto anksti ryte keltis ir plaukt per lietų. Plaukėm visi permirkę, pūtė stiprus vėjas, kas mum permirkusiems buvo dar šalčiau. Vienu momentu net lindom į vandenį, kad susišilt, nes po vandeniu juk nėra vėjo. Tai naujausias iš pastarųjų savaičių kuriuose buvo panaudotos balistinės raketos ir dronai. Pagrindiniu taikiniu tapo Lunsko miestas. Skanu ryti. Skelbiama, kad Rusija šią naktį paleido rekordiškai. Nors ir atrodo, kad suplaustų upėje labai paprasta, nes srovė pati neša ir tau nieko nereikia daryti, bet taip tikrai nėra, nes kai Nemunas yra vingiuotas, tave pastoviai nuneša į krantą ir tu turi irkluot vėl į vidurį, kad pagaut srovę. Kas buvo labai sudėtinga, turint vietoj irklų paprastus pagalius. Jo, mes tiesiog nepasidarėm jokių irklų, tiesiog pasiėmėm vieną pagalį, paskui dar 2 pagalius nusiskynėm kelionėje ir irklavom su paprastais pagaliais. Pabaigai noriu pridėti, jog jei turit idėją, darykit ją dabar, nes vėliau, kai pasensit, bus kiti reikalai, nebeturėsit jėgų ir nebebus laiko tokioms kvailionėms. Ir tada gailėsitės, jog neįgyvendinot savo idėjos. Tai štai toks buvo mūsų pirmas videkas. Ateičiai turim dar daugiau idėjų, tad nepamirškit prenumeruoti šio kanalo, palikit komentarą po šio vaizdo įrašu, kad algoritmas matytų aktyvumą ir galėtų parodyti dar daugiau žmonių ir tai suteiks mums dar daugiau motyvacijos kurti. O čia miegam. Plaukiam ir grįžtam čia miegot.